Aš Samilis, čia Getbacks, o šiandien pašnekėkime apie ginklų kategorijas. Iškart noriu atsiriboti, kad aš neteisininkas, Getbacks nėra teisinė įstaiga, tad jeigu norit tikrai suprasti įstatymus, patys juos skaitykit ir konsultuokite su teisininkais. Aktualias įstatymo iškarpas įdėsiu į vaizdelį, tad citatos nebus žodis į žodį. Vadovausimės Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu. Pirma kelios savokos, kad būtų lengviau susigaudyti. Ginklas yra daiktas arba įrenginys pritaikytas taikiniam naikinti, žaloti arba kitaip paveikti. Trumpasis ginklas yra trumpas ginklas. Ilgasis ginklas yra bet koks ilgasis ginklas, kuris nėra trumpasis ginklas. O ilgieji ginklai skirstomi į dar dvi dalis. Tai yra ilgieji lygiavamzdžiai, tai yra ginklai dažnai naudojami medžioklėse ir iš jų galima šauti šratais arba kulka. Arba ilgieji graižtviniai skirti šaudyti tolimesniem atstumam, kurie šaudo kulkomis. Pusiau automatiniai ginklai yra ginklai, kurie įdeda į lizdą naują šovinį, bet pats šūvis neįvyksta ir kiekvieną kartą jūs turite iš naujo nuspausti nuleistuką. Tad jeigu dėtuvėje yra 8 šoviniai, jums 8 kartus teks nuspausti nuleistuką. Automatinis ginklas nuspaudus ir laikant nuleistuką iššaus visus šovinius. Nebent ginklas šaudo serijom, tarkim, po 3 šūvius. Bet tai vis tiek skaitosi automatinis ginklas. Šaunamasis ginklas yra bet koks ginklas, kuris veikia sprogstamų medžiagų degimo pagalba. Žmogiškai tariant, turi parako. Ir net nebūtina turėti kulką. Dėl to į šį apibrėžimą papuola ir dujiniai ginklai. Pneumatinis ginklas tai ginklas, kuris savo sviedinį paleidžia suspaustų dujų pagalba. Dėl to pneumatiniai ginklai nesiskaito šaunamaisiais ginklais. Šaltieji ginklai yra tie ginklai, su kuriais raumenų pagalba per atstumą ar esant tiesioginiam sąlyčiui galima paveikti, sužaloti ar kitaip sunaikinti objektą. Tačiau ūkinės ar buitinės paskirties daiktai į šaltuosius ginklus neįeina. Pradėkim nuo A kategorijos. A kategorija žmonėms labai įdomi, bet didžioji dalis A kategorijos nėra aktuali paprastam žmogui. Į A kategoriją eina tokie dalykai kaip karinės raketos ir jų paleidimo įtaisai, sprogstantis ir šarvamušiai šaudmenis, patrankos, haubicos, martyros ir minosvaidžiai, granatos ir granatsvaidžiai, tarp jų yra šarinės granatos, bombos, minos, torpedos, liepsnosvaidžiai ir va tokio stiliaus daiktai. Bet jums tikriausiai aktualūs šie punktai. Automatiniai šaunamieji ginklai. Taip pat automatiniai ginklai, kurie perdaryti į neautomatinius. Jie vis tiek lieka A kategorijoje. Toliau eina pusiau automatiniai trumpieji ginklai, iš kurių įmanoma iššauti daugiau negu 21 šūvį. Kitaip tariant, į dėtuvę negali tilpti daugiau negu 20 šovinių plus 1 į lizdą. Panaši taisyklė egzistuoja ir ilgiesiam šautuvam, tik jie apriboti ties 11 šūvių. Kitaip tariant, 10 šovinių į dėtuvę ir 1 į lizdą. Į A kategoriją taip pat papuola ilgieji pusiau automatiniai ginklai, kurių ilgį galima sumažinti iki mažiau negu 60 cm, nenaudojant jokių papildomų įrankių. Kažkas panašaus į tai. Tarp A kategorijos ginklų ir priedų taip pat papuola duslintuvai. A kategorijai taip pat priskiriami templiniai ginklai, kurių įtempimo jėga viršyja 1200 N. Ir pabaigai graižtviniai šaunamieji ginklai, kurių kalibras didesnis negu 12,7 mm ir lygiavamzdžiai šaunamieji ginklai, kurių kalibras didesnis negu 20 mm. Bet visas žmonėms labai aktualus klausimas, kas gali pirkti A kategorijos ginklus. Bet tam tikrų išimčių su savais niuansais kaip kolekcionieriai ar muziejai, A kategorijos ginklų, šaudmenis ir priedėlius gali pirkti kariai. Kariai, kuriem karinė organizacija suteikia leidimą pirkti tos daiktus. Tai yra šauliai, savanoriai ir profesinė karo tarnyba atliekantys žmonės. A kategorija. Pereikim prie B kategorijos, kuri gal ne kiek įdomesnė, bet tikrai aktualesnė standartiniam žmogui. Į B kategoriją įeina trumpieji ginklai, kurie gali būti vienašūviai, pertaisomi ar pusiau automatiniai, bet jų dėtuvės talpa turi neviršyti 20 šovinių. Į B kategoriją taip pat įeina ilgieji ginklai, kurie gali būti pertaisomi, vienašūviai arba pusiau automatiniai, bet jų dėtuvės talpa turi neviršyti 10 šovinių. Taip pat į B kategoriją papuola visi ginklai, kurie buvo perdirbti iš B kategorijos į dujinius, signalinius ar imitacinius ginklus. Ir B kategoriją užbaigia templiniai ginklai, kurių įtempimo jėga yra tarp 500 ir 1200 N. Esu šaudęs iš lanko, kuris yra maždaug 310 N, tai ką galiu pasakyti iš asmeninės patirties, kad tokio galingo lanko jums nereikia. Apart niuansų, išimčių ir lankų, B kategorijos ginklai yra ginklai, kurie naudoja paraką ir turi kulką. Labai supaprastinus. Taigi, kas gali turėti B kategorijos ginklus? Daug kas. Medžiokliai B kategorijos ilguosius ir graižtvinius ginklus gali turėti žmonės ne jaunesni negu 18 metų, kurie turi medžiotojo bilietą. Sporto reikmėm nuo 18 metų Lietuvoje galima pirkti visus B kategorijos ginklus. Žinoma, turėsit kažkaip pagrįsti, kad jūs sportuojat su to B kategorijos ginklu, kas labiausiai tikėtina yra priklausimas sporto organizacijai. Sportuojant su B kategorijos ginklais yra palikta išimtis, kad
Asmenys tarp 16 ir 18 metų gali turėti ginklą B kategorijos, bet jie negali jo pirkti. Savigynai trumpuosius šaunamosius B kategorijos ginklus gali turėti ne jaunesni nei 23 metų asmenys. Aišku, kad naudot B kategorijos ginklą savigynai jums teks atitikti tuos reikalavimus. Būt baigus atitinkamus kursus, policija turi patvirtinti jūsų prašymą, jūs turit praeiti medicininę komisiją bei įsirengti seifą. Jei savigynai planuojat naudoti ilgąjį lygią vamzdį B kategorijos ginklą, jums užteks tik 21 metų. Taip pat nuo 21 metų B kategorijos ginklus galima naudoti profesiniai veiklai. Jeigu esate karys, tikriausiai kariuomenė jums yra išdavus raštą, kad jūs mokate elgtis su ginklais, o su tuo raštu gauti B kategorijos ginklo licenciją yra žymiai lengviau. Pereinam į C kategoriją ir jis susideda iš dviejų pagrindinių dalių. Tai yra pneumatika, kurios galingumas yra virš 7,5 džiaulio, ir dujiniai ginklai. Jei kovinių ginklų šaudmenys turi paraką ir kulką, tai dujinių ginklų šaudmenys turi tik paraką. Galbūt dar šiek tiek priemaišų. Jeigu su kulka B kategorija, jeigu be kulkos C kategorija. Yra palikta tam tikra išimtis ginklams su labai maža sviedinio kinetinė energija, bet nemanau, kad tai labai aktualu. Kad dujiniai ginklai negalėtų panaudoti šaudmenų su kulkomis, į vamzdį yra statomi specialūs barjerai, kad kulka fiziškai neišskristų iš vamzdžio. Kalbant apie pneumatinius ginklus, visi pneumatiniai ginklai virš 7,5 džiaulio skaitosi C kategorijos ginklais. Ir kažkokios konkrečios galingumo ribos čia nėra. Tad jūsų C kategorijos pneumatinis ginklas gali būti labai galingas. Labai. Kad gauti leidimą įsigyti C kategorijos ginklus, jums reikės praeiti medicininę komisiją ir pateikti prašymą policijai. Apart to, kad yra žymiai mažiau reikalavimų C kategorijos leidimui, C kategorijos leidimas yra neterminuotas, tai reiškia jis galios plius minus visą jūsų gyvenimą, kur B kategorijos leidimas yra terminuotas ir jį reikia atsinaujinti kas 5 metus. Medžiokliai C kategorijos ginklus gali turėti ne jaunesni negu 18 metų žmonės. Sportui C kategorijos ginklus gali įsigyti ne jaunesni negu 18 metų žmonės, o teisėtai turėti ne jaunesni negu 16 metų žmonės. Savigynai C kategorijos ginklai parduodami nuo 21 metų, o profesiniai veiklai nešiotis C kategorijos ginklus gali ne jaunesni negu 21 metų žmonės. Ir pereikime labai įvairią D kategoriją. D kategoriją sudaro pneumatiniai ginklai, kurių galia yra tarp 2,5 ir 7,5 džiaulio. Dujų įrenginiai. Šaltieji ginklai, kurie nėra draudžiami. Elektro šoko įtaisai. Ir senoviniai ginklai. D kategorija labai mėgstama, nes į ją įeina ir pramogos, ir savigynos priemonės, kuriuom nereikia jokio leidimo. Ir viską D kategorijai galima pirkti nuo 18 metų. Labai mėgstama kategorija. D kategorijoje taip pat yra vienintelės 2 savigynos priemonės, kurias galima nešiotis be jokio leidimo. Tai elektrošokai ir dujos. Dėl to vienareikšmiškai Getbekse pats populiariausias parduodamas ginklas yra dujų balionėlis. Verta atkreipti dėmesį, kad D kategorijoje esantis pneumatiniai ginklai nėra skirti nešiojimuisi ir tuo labiau nėra skirti savigynos. Kad ir egzistuoja tam tikrų situacijų, kur tai pavyktų. Kaip ir sakiau, D kategorijoje taip pat yra visi šaltieji ginklai, kurie nėra draudžiami. Ir taip teleskopai nėra draudžiami, bet tokio pobūdžio ginklai yra skirti objekto apsaugai, bent jau civiliniam gyvenime. Ir paprastai civiliai jūsų savim nešiotis negali, geriausiu atveju gali transportuoti, o tai reiškia, kad daiktas turi būti greit nepanaudojamas. Peiliai irgi bandytų būti šaltieji ginklai, bet ginklų kontrolės įstatymas apibrėžia, kad ginklais nelaikomi šaltieji ginklai, kurie turi buitinę arba ūkinę paskirtį. Dėl to jūsų turistiniai peiliai, jūsų žvėrienos lupimo peiliai ar jūsų multi įrankiai yra visiškai saugus. Bet jei prie policijos pareigūno išsitrauksit 30 cm durklą, nesitraukit prie policijos pareigūno 30 cm durklą, nes labai sunkiai pagrysit jo buitinę arba ūkinę paskirtį. D kategorija. Dar tikrai verta paminėti už kategorijų ribų esančius airsoftinius ginklus. Airsoftiniai ginklai yra ginklai, kurių šaunamoji galia yra iki 2,5 džiaulio. Ir kol jie neperlipa 2,5 džiaulio, airsoftiniam ginklam praktiškai nėra jokių apribojimų. Jie gali būti automatiniai, jie gali turėti imitacinius duslintuvus, o jas pirkti gali kad ir kūdikis. Nors to nerekomenduojam. Bet labai dažnai žmonės klausia apie airsoftinių ginklų galios padidinimą. Primiktinai prašom to nedaryti. Nes kol ginklo galia neviršyje 2,5 džiaulio, kaip sakiau, jam praktiškai nėra jokių taisyklių. Bet tik ginklui perlipus 2,5 džiaulio, jūs teoriškai perdarėt ginklą ir perkelėt jį į kitą kategoriją, kas yra nelegali veikla. Ir tai galioja visom kategorijom. Jei pneumatinio ginklo esančio D kategorijoje galią pakelsit nuo 6 džiaulių iki 16 džiaulių,
džiaulių, jūs ginklą perkelėt iš D kategorijos į C kategoriją. Nelegali veikla. Arba pavyzdžiui, jeigu jūs turite airsoftinį ginklą ir jo galę iš 2 džiaulių pakelėt į 20 džiaulių ir tas ginklas turi automatinę šaudimo funkciją, jūs teoriškai ką tik pasidarėt A kategorijos ginklą. Labai nelegali veikla. Nedarykit taip. Net jei tarkim jūs turit C kategorijos leidimą ir galėtumėte turėti tokį ginklą, kurio galia būtų 20 džiaulių, jūs jį pirkot ne kaip C kategorijos ginklą ir į jūsų C kategorijos leidimą šis ginklas nėra įrašytas. Tad nei perdaryt, nei turėti jūs jo negalit. Tiek apie airsoftinius ir tiek apie visas kategorijas. Dar užbėgsiu vienam klausimui už akių, kastetai Lietuvoje nelegalūs. Nei pirkti, nei parduoti, nei turėti. Tikiuosi pasidarė aiškiau, spaudžiat like, parašot komentarą, o savo ginklų ieškot Getbex'e. Iki malonaus!